Labą dieną, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Netrukus pradėsime vaistinių augalų mugę, atsidarysime už kelių minučių. Na ir ką mes turėsime šiandien vaistinių augalų mugėje? Turėsime didelių augalų, tai reiškia, kad jie jau dabar dideli ir jeigu juos pasodinsite, jie bujos labai jau greitai subujos, pas jūs pasidarys dar didesni. Iš mažų augalų turėsime štai ką. Daug naudingų augalų. Itin geros kainos sezono pabaigoje. Taip pat rinkinys iš net 13 augalų, pavadinau močiutės darželiu, padėjo šitą rinkinį sukomplektuoti kraštovaizdžio specialistai. Tai yra augalai būdingi mūsų močiučių senoviniams darželiams. O čia jūs matote idėją, kaip galima pasipuošti, pavyzdžiui, savo sodybą kaimo. Tiesiog pasisodinti šalavijų gyvatvorę. Šitie šalavijai antramečiai, tokius mes ir parduodame šioje mugėje, taip pat turime ir pirmamečių. Ir jie užaugs dar didesni kitais metais, jie bus žymiai aukštesni, žydės, subujos ir bus nuostabi, kvepianti, žydinti gyvatvorė. Čia mūsų augaliukai dar truputėlį pridengti, nes saulė negailestinga. Štai juozažalė mėlynuoja savo žiedais. Vaistinis čiobrelis, tarp kitko, turėsime šioje mugėje ir paprasto čiobrelio. Čiobreliai būna skirtingi. Atidengsime šiek tiek vėliau, kai saulė jau riedės žemyn. Na, siūlant augalus visada reikia pasiūlyti ir kažką, kas labai vertinga jų auginimui. Tai siūlome ir sapropelį, ir jau paruoštą sapropelį su durpe. Tai yra gamtos sukurtas stebuklas, kurį mes naudojame jau seniai savo gamtinėme ūkyje ir labai rekomenduoju, sodinant daugiamečius augalus, tiesiog dėti į duobutes, vat jau tokį paruoštą mišinį, kuris dirvoje groja 5 metus ir užtikrina gerą gyvenimą augalams, skatina žydėjimą ir be abejo tai yra ir maistas, ir vaistas. O taip pat be abejo mugėje mūsų įvairios gėrybės ir ne mūsų, ir draugų. Ir štai tas nuostabus ypatingas medus. Medus unikalus tuo, kad jo net skonis išraiškingas mūsų vaistiniais augalais, iš kurių bitutės rinko šį medų. Bitės apsigyveno netoli mūsų vaistinių augalų daržų ir jaučiasi ir čiobrelių, ir kadžolių poskonis. Ir taip pat labai daug sunešta nektaro iš laukinių pelkių augalų. Išties unikalus bočių ūkio medus. Na ir dar kitos gėrybės iš mūsų daržų. Kas kažko neturite, rasite pas mus. Čia kepsime bulvinius blynus ir apskrudinsime kugelį. O taip pat šiandien laukinėme restorane dar masala čai. Unikali aštri arbata skirta ir tonizavimui, ir apsivalymui, o taip pat daržovių sriuba išskirtinai pagaminta tik tai iš mūsų ūkyje užaugintų gėrybių. O čia degustacijų stalas, tai reiškia, kad čia galima bus pasigaminti arbatėlę iš įvairių vaistinių augalų, kurie sutinkami mūsų mugėje. Va čia galėsite ir paragauti tai, ką jūs norėtumėte galbūt pasisodinti, planuojate ir norite įsitikinti, ar jums tinka ir patinka. Na ir be abejo, ūkio reikmenų antikvariatas. Gausus įvairių senienų, kurias dažną dar galima panaudoti buityje, o kai kurios pasitarnaus kaip
neįprasta sodo dekoracija, pavyzdžiui, kaip šitas daiktas. Vakare sutemus kviečiu prie ugnies. Čia ypatinga sakrali vieta, skirta meditacijai, susikaupimui. Ir šita forma, be abejo, statinio, tai yra visos mūsų energetikos išvalymas nuo visokių teršalų. Ir aišku, ugnis tame atlieka svarbų vaidmenį. Iki pasimatymo šiandien ir rytoj Vilkės ūkyje. Daugiau informacijos tekste ties šiuo video. Iki.